dvigubą keliančią kaulų koplyčią. Bet šis video ne apie tai. 12 km į vakarus yra viena paslaptingiausių vietų Europoje. Tai Almendriš priešistorinis akmenų kompleksas. Šis megalitinis statinys reikšmingiausias ne tik Iberijos pusiasalyje, bet ir visoje Europoje, tiek dėl savo dydžio, jame net 95 akmenys, tiek iki mūsų dienų išlikusios geros būklės. Archeologai nustatė, kad Almendriš akmenų kompleksas pradėtas statyti dar 6 tūkstantmečio prieš Kristų pabaigoje. Tai reiškia, kad jo seniausiai daliai yra apie 8000 metų. Šioji dalis tai 2 eilėm taisyklingų apskritimų sustatyti akmenys. Truputį vėliau greta buvo pastatytas naujas didesnis statinys, sudarytas iš dvigubo ovalo. Akmenų vidutinis aukštis yra apie 2 metrus, o aukščiausias 3,5 metro. Jų sudėtis skirtingos diorito, tai tokia magminė uoliena rūšis, o tai rodo, kad megalitai buvo atgabenti iš skirtingų vietų. Kai kurie akmenys yra dekoruoti ženklais, ant jų aiškiai matosi iškalti apskritimai, saulės simboliai su banguotais spinduliais, pusmėnuliai, duobutės ar kitokios figūros. Kas pasakys, kokios apeigos vyko šioje priešistorinėje šventykloje? Jei žinote, parašykite komentaruose. Beje, už beveik 1,5 kilometro į šiaurės rytus, ten, kur vasarą teka saulė, stovi vienišas Almendriš menhyras.